Labas rytas, kaip jūs šiandieną laikotės? Šiandieną noriu su jumis labai pasidalinti gerą naujieną, kurią dar nesidalinau niekur. Ir prieš tai norėčiau pakviesti į savo transliaciją pašnekovę ir tuoj einu išsiųsti pakvietimą vienai ir kitai. Ir dabar pakalbėsim apie mūsų lapkričio 10-12 dienomis vyksiančią šventę. Ir dar prieš tai noriu pasveikinti su gimtadieniu Sandrą Urmanavičienę, asmeninę trenerę, su gimtadieniu Mantą Varnauską, Povilą, Justiną Stagniūnienę, Agnę Venskūnienę ir Eglę Rutkauskienę. Tai su gimtadieniu. Ir dabar noriu labai jums pristatyti mano lyderės, būsimus 21%. Tai yra Sigita ir Raminta. Labas rytas. Tai panos, dabar sakykit, kas bus lapkričio 10-11 dienomis? Grožio dienos Kaune. Bus moters pasaulio paroda. O moters pasaulio paroda niekada neapsieina be tokių nuotaikų prieš kalėdinių, kai visi pradeda ieškoti kalėdinių dovanų, kai visi nori kažkur tai nulėkti, pasižiūrėti. Ar esate dalyvavę kada nors moters pasaulį Kaune? Ne, žinau. Ne, neteko. Neteko. Ne. Tai tiesiog galiu pasakyti, kad mes dalyvavom moters pasaulio parodoje, kai buvo dar tik tai Ledo arenoje. Tai tada buvo labai iš tikrųjų mažai vietos, o paskui mes dalyvavom, kai buvo jau Žalgirio arenoje. Tai mes pasiskirstėm dienas, kokiom dienom mes būsime, kad nebūtų mūsų daug, nes šį kartą mes turėsime pirmame aukšte. Atsiminkit, yra nulinis aukštas, kur yra rūbinė, yra pirmas aukštas, kur tiesiog eini ir įeini, ir paskui yra trečias aukštas, ketvirtas aukštas. Tai mūsų, žinokit, bus pirmas aukštas, pats geriausias. Ir mes, kaip dalyvaujantis, mes gausim tokius pakvietimus. Dažniausiai tai būna, kad galėtumėm pakviesti savo artimiausius žmonės ar kažkokius labiausiai nusipelniusius, ne? Tai mes tų pakvietimų dar turėtumėm irgi gauti, galėsim padalinti savo žmonėm. Ir aišku, mes turėsim galimybę parduoti savo produktus, ką mes turime, ir tepsim, kvepinsim, rodysim žmonėms tuos mūsų perliukus. Ir toj parodoje, kai mes dalyvavom su Loreta, tai mes žinot, ką darėme? Mes aliejų Harlabą moterim tepėm ant plaukų ir įsivaizduokit, jinai stovi, žinai, ir mes tepam, mes taip švelniai jau ten, kad nepapešti, žinai, tos plaukus, žinai, ir taip liečiame, žinai, ir vis tiek tu tiem palieti biškį ir per pečius, žinai, viską. Ir jos taip stovi, žinai, ir kaifuoja, žinai, o mes sakom, kaifuokit, viskas gerai, žinai. Tai va. Ir pavyzdžiui, tuos testeriukus, žinai, tuos pauostyti, žinokit, labai labai fainai. Ir aš galvoju, kad jūs jau rezervuokitės tą laiką, kad būtinai ten sudalyvauti toje parodoje Moters pasaulis, kad pasižiūrėti, pasifilmuoti, pasifotkinti. Ten, žinokit, ir žvaigždžių būna. Mes su Bunke nusifotkam su Loreta. Tikrai. O dabar dar, kadangi praeitą sekmadienį, dar net nėra savaitės, praūžė tokia didelė konferencija visoje Lietuvoje, kuri būna tik tai 2 kartus metuose, tai yra rudenio ir pavasario. Norėčiau labai atsiliepimų, pirmiausiai tai iš Ramintos, nes Raminta pirmą kartą dalyvavo mūsų FM World konferencijai. Kokie tavo atsiliepimai? Kas tave užmotyvavo? Kas tave privertė rimčiau pasižiūrėti šitą verslą?
Oi, tikrai, Irmina, žinok, vat, dar dabar man tos emocijos, aš visą savaitę gyvenu jomis ir visą savaitę dalinuosi su žmonėm, kurie seka ten mano profilį ir panašiai. Ir su klientais apie tai kalbu ir su visais apie tai kalbu. Kad, ar mes žinom nors vieną tinklinio marketingo kompaniją, kurią naudotų profesionalūs kosmetologai savo darbę, savo kosmetologijos kabinetuose, salonuose, ne kabinetuose, salonuose, vat būtent. Ir ar mes, žinom nors vieną va tokį atvejį, aš tai asmeniškai ne, nes, pavyzdžiui, kai, daleiskim, vat kalbėdavau su klientėm, kurios ten tikrai turi ir jautrią odą ir tikrai žino geras kosmetologės, kurios gerai dirba savo darbą ir sulaukdavau tokio, žinai, kaip prieštaravimo. Ai, gal ir gerai, bet, žinai, aš tai perku pas savo kosmetologę. Mes dabar turim tokį argumentą, nes mes pamatėm visą procedūrą gyvai, kaip yra naudojamos nuo iki mūsų priemonės, kurios visos yra pas mus elektroniniai parduotuviai ir mes pačios galim jas naudoti ir rekomenduoti kitiem. Ir kaina už tokį produktą juk nėra tokia kosminė iš tikrųjų, o kokybė, kokią mes gaunam ir kokį mes gaunam efektą svarbiausia. Juk mes gaunam visiškai, absoliučiai nuo iki odos priežiūrą. Tai vat dar šiandieną yra akcija Fontanavy. Tai jeigu kažkas, kas žiūrit ir nesat dar išbandę ir tiesiog savo klientam galbūt nepasiūlėt šitos kosmetikos, aš tai ją esu iš vis įsimylėjusi nuo iki, nuo papildų, kuriuos dabar pradėjau gerti. Ir iš tikrųjų, žinokit, merginos, šiandieną aš prausiuosi su tuo mūsų fioletiniu tuo rankšluostuku ir aš žiūriu, pas mane antiek oda pasitaisiusi yra, iš tikrųjų. Tai nuo kelių tablečių, žinokit, jaučiasi, aišku, dar kolageną tą geriu, bet tiesiog mes turim, aš tai pakeičiau požiūrį visiškai. Į Fontanavy aš jau mačiau, kad tai yra labai rimta kosmetika, kad tai yra labai gera, labai profesionali, bet dabar mes išgirdom, kad jos sudėtis pilnai atitinka profesionalų naudojimą kosmetologų sudėtį ir jinai yra tikrai gera ir tikrai mes galim rekomenduoti drąsiai net ir tiem žmonėm, kurie skeptiškai žiūri į apskritai tinklinį marketingą. Mes jau čia vakar su Sigita truputį šnekėjom, kad reikia turbūt keisti žmonėm požiūrį, daugiau domėtis ir galbūt tiesiog išbandyti patiem, nes juk mes turim ir mėginukų ten tų dabar, kuriuos galima įsigyti, ar ne, Fontanavy. Ir tiesiog galim paprašyti mūsų konsultanto, kad jisai, gal tu turi, gal tu naudoji kažką, ne? Ir tiesiog ir patys, kai naudosim, tai kiti žmonės tikrai šitą dalyką pastebės. Bet čia apie priemonės tai viena, o kalbant apie motyvaciją, irgi vakar su Sigita laivo metu kalbėjom apie tai, kad mes išgirdom šitiek daug sėkmės istorijų, paprastų sėkmės istorijų, kur tikrai žmonės pradėjo ne nuo milijoninio kapitalo, kad užaugtų, ne, jie pradėjo nuo nulio ir mes tikrai su didelė pagarba, aš tokia žiūrėjau į visas moteris ir man tai, žinokit, didesnės motyvacijos negu reali žmogaus istorija, kaip jis iš nieko padarė save, kaip jis pasistatė savo verslą, kaip jisai nesėdėjo, neverkė, kaip jam kažko tai trūksta, o ėjo ir darė, ir ėjo iš savo komforto zonos. Tai man tai čia, žinokit, yra, tokia motyvacija. Aš tiesiog galvoju tai, kaip aš dabar gyvenu, ar aš galiu skųstis, aš juk viską turiu, aš turiu visas priemonės, aš turiu absoliučiai visą komunikaciją, socialinius tinklus, aš galiu dirbti, aš einu, pasakoju žmonėm ir tai lygiai tuo pačiu keliu einu, tai reiškia manęs laukia tokia pati ateitis kaip ir jų. Ir tai yra visiškai realu. Tai sakau, man tai iš vis ta visa atmosfera, tiek, kiek aš mačiau gražių ir besišypsančių moterų. Ką iš tikrųjų kompanija, ką pagrindinį daro, akis pas visas yra laimingos. Aš nemačiau nei vienos susiraukusios, nei vienos kažkokios ten piktos ar kad verkiančios, kad jinai kažko negali, nesugeba, nemoka. Visos ėjo su tokiom karūnom. Buvo taip gražu žiūrėti, fantastika. Tai jeigu gali tinklinis marketingas ir apskritai, jeigu gali FM kompanija šitai pakelti žmogaus nuotaiką, tai kodėl joj nebūti? Tai būti.
Nu ir viskas, tai sakau, man tai va, konferencija dar dabar, žinokit, man širdis va tai va spurda, labai esu laiminga, kad buvau. Super. Dabar paantrinsiu Ramintai, kadangi tikrai mums šiandien labai pasisekė, nes kompanija dovanoja 20% Fontanavy ir Jutik Hair Lab kolekcijoms. Pasinerkite į nepakartojamą prabangos ir ekskliuzyvinių FM produktų pasaulį. Tik šiandien ir tik jums produktai iš prabangių Jutik Fontanavy ir Hair Lab kolekcijų 20% nuolaida. Tai yra kvepalai 15 ml, 100 ml. Tai yra šveitikliai Fontanavy, Jutik prabangus aliejus veidui, Jutik prabangus aliejus plaukams. Taip pat visi, tuoj mes čia žiūrim, ką čia dar, yra ir prabangus dušo geliai, ir kūno balzamai, taip pat muilas Jutik prabangus. Toliau mes turime šiandieną ir žvakes, ir masažinį aliejų, relaksacinį ritualą. Taip pat mūsų šios dienos akcijoje yra, ką mes čia dar turim. Hair Labasgi ir ta kaukė, kurios nereikia nuplauti, ir mūsų dažytų plaukų šampūnas, garbanotų plaukų šampūnas, taip pat šveičiamieji diskeliai su toniku prisodinti Fontanavy, vyriški ir moteriški. O aromatas koksai, tiesiog net norisi suvalgyti. Taip pat probiotinė dantų šepetėlių valymo priemonė. Žinokit, eikit ir pasižiūrėkite elektroninėje parduotuvėje, kiek yra maisto papildų, kurie duoda grožį iš vidaus, kurie stiprina imunitetą su propoliu, kurie duoda nakčiai gerą miegą išsimiegoti, kurie duoda odai su hialuroniku, tuos visus brūkšnelius senatvinius panaikina. Tik reikia labai daug vandens gerti, šito nepamiršti. Kolagenas, kuris labai reikalingas mūsų odai, kad jinai nesiraukšlėtų anksčiau laiko, nes jeigu trūksta mums šito karkaso, šitos medžiagos, tai paskui nebeatsistatysim. Ir aišku, mūsų visi produktai yra išskirtiniai tuo, kad jie yra gaminami, pavyzdžiui, Hair Labas yra Italijoje, kad jisai testuojamas ne mėnesį tik tai, ar ten 3 mėnesius, pusę metų ir tik tada išleidžiamas. Taip pat visi mūsų produktai atitinka visas ES direktyvas, o jų yra dar daugiau negu Amerikos direktyvų. Ir noriu priminti, kad parodoje mes turėsime visus pačius populiariausius produktus. Tai pavyzdžiui, patalpų kvepalus, kurie tinka labai kalėdoms ar ne, kurie kaip gėlė puokštė, tinka ir vestuvėm dovanoti, ir motinos dienos proga, ir gimtadienio, netgi ir įkurtuvėm. Taip. Ir noriu priminti, kad mes šitą rinkinį turime šią savaitę iki 12 dienos, jeigu darome užsakymų savo vardu už 300 taškų, gaunam vieną bilietą ir į rinkinį įeina šitie patalpų kvepalai, taip pat vitaminai plaukams, nagams, odai, superiniškai, atsiranda daug naujų mažų plaukelių, nagai stiprus, tvirti, oda švytinti ir dar stiprina kraujagyslių sienelės. Taip pat įeina mūsų skani arbata mūsų rudens vakarams, kuri yra kaip eleksyras. Mūsų savijauta visai kitokia būna, kai mes išsivalom šlakus toksinus, kai mums sumažėja apimtis, leidžia numesti svorio. Ir aišku, kvepalai Pure, kurie yra mūsų antras rūbas. Žiūrėkit, kartais išeinam nepasikvepinę ir atrodo, kažką pamiršau apsirengti, ne? Tai va šitas puikus rinkinys, kiek yra jo vertė, Raminta? Kokia vertė šito rinkinio? Berods 122 eurai, ar ne? Taip. Jeigu neklystu. Tai įsivaizduoju, kad šitas rinkinys 122 eurų gali atitekti tau, jeigu darysi užsakymą už 300 taškų, turi vieną bilietą, už 600 taškų turi 2 bilietus ir tikrai suksies ant laimės rato spalio 13 dieną. O dabar grįžtant prie mūsų to, kad mes dar turime ir savaitės akciją, tai jeigu užsisakote už 150 taškų, tai yra
40 eurų, 3,9 kažkur tai. Tai jūs galite pasirinkti arba kaukę Hair Labo, arba šampuniuką ir išbandyti, nes jie yra iš tikrųjų labai geri, prabangus ir mes tiesiog, turim progą gauti juos dovanų. Ir dabar, nežinau, mūsų kažkur prapuolė Sigita, bet noriu pasakyti dar apie vieną labai svarbų dalyką. Žinot tokį dalyką, kad premija kaip pranašas. Prieš ją tavęs niekas negirdėjo, po premijos įteikimo tu tampi kaip pranašas. Ir pas mus kompanijoje yra labai daug premijų ir tų skatimo programų. Kodėl nesusirinkti visų pinigų ir kodėl nepasimti visko, ką tau kompanija duoda. Bet norint gauti tą premiją, reikia pasigilinti, ką reikia daryti. Ir aš manau, kad būtinai reikia išmokinti žmonės susirinkti pinigus, premijas. Ir tas žmogus, kuris moka susirinkti premijas, tai reiškia, kad yra darbštus, kad moka sekti nurodymus ir išsiaiškinti taisyklės ir jisai yra disciplinuotas. Papasakok, Raminta, tu padarai 12% su 6 šakom po 600 taškų. Taip. Ką tu už tai gavai? Kodėl verta buvo daryti? Tai pirmiausia, tai be abejo, aš už kiekvieną savo naujoką, už tai, kad aš prijungiau naujus žmonės, kad tie žmonės darėsi užsakymus, aš gavau papildomai tuos pinigėlius. Ir pas mane vien tokių, jeigu taip kalbant apie tos sausus komisinius, buvo kažkur 156, apie 160 eurų. Ir plus kiekvieno naujoko krepšelėje buvo ten po 15 eurų. Žiūrint kokį užsakymą, kokio dydžio užsakymą jie darėsi, nes ten skirtingai buvo su įvairiais žmonėm. Ir, žodžiu, dabar, šį mėnesį man pasisekė galbūt mažiau, ta prasme, ką reiškia pasisekė, čia nesėkmės reikalas, tiesiog tokia buvo gal situacija, mažesni tie užsakymai, ar ne, ir aš buvau 9% ir dabar aš už tą 9% gavau, kažkas apie 60 eurų, ten 59, ne, už sausus komisinius ir dar, kadangi buvo 6 šakos po 600 taškų, man kompanija mokės dvigubą atlyginimą. Tai reiškia, tai, ką aš dariau 12%, aš gaunu su šiuo mėnesiu. Tai, ta prasme, aš realiai, netgi nepadarius tą mėnesį kažko wow, aš gaunu dvigubą atlyginimą. Aš jau... Taip, ir žinokit, panos būtinai rašykitės, turėkite atskirą knygelę, atskirą sąsiuvinį, kiek jūs už ką gaunate. Pardavėt kvepalus, gavot 15 eurų ar ten 10 eurų pelno, ne? Pasirašot, pardavėt blakstienų tušą, gavot 5 eurus pelno, pasirašot. Ir viską, komisinius, premijas ir visą mėnesį skaičiuokit. Nes matot, mes kai neskaičiuojam, mums atrodo, nieko čia neuždirba, ne? Bet jūs paimkite ir skaičiuokit ir jums gausis tikrai ne keli šimtai eurų, o dar daugiau. Ir jūs tuos pinigus, kuriuos gaunate pelno, ir laikykite tenais, tam, kad iš tų pinigų daryti verslą, sukit iš tų pačių pinigų verslą. Ir kada mes pradėsim tuos verslo pinigus naudoti vėl naujom prekiam, verslo kūrimui, ir tada bus daug lengviau ir daug greičiau. Labas Joana, labas Loreta. Loreta sako, kaip malonu jūs visas matyti, kaip fainai, negaliu. Labas Sandra, labas Sigita sako, per daug manęs visur turbūt. Loreta sako, vakar darėm ant naujoko 600 taškų ir man įkris 15 eurų premija. O ką, klausykit, ne pinigai? Tai va, ir dabar dar ką noriu pasakyti jums pabaigai, kad labai svarbus dalykas yra ta mėnesio pradžia nelaukti, o dabar susikoncentruoti ir dabar padirbėti stipriai, kad padaryti įdirbį ir užsidirbti kalėdoms, nes jos tikrai ateis, norimės to ar ne. Ir Sigita, dabar noriu tavęs paklausti, kadangi tu mūsų kompanijoje esi ne vienoje konferencijoje, turbūt kokiose 5 ar net daugiau,
Tai noriu papasakot, kokie tavo įspūdžiai buvo šį kartą ir noriu labai pagirti tavo gražią šypseną ir kokį produktą naudoji, papasako, kas tau patinka labiausiai. Na, iš tikrųjų, tokiuose renginiuose tikrai mano buvo ne pirmas. Katalogo ir naujienų pristatymas, tai yra čia mano antra tokia konferencija, nes buvau šiemet pavasarį irgi toje konferencijoje, o šiaip daugiausia dalyvauju būtent tose mokymuose, kai būna organizuojami arba susitikimai. Tai iš tikrųjų be galo faina. Kiekvieną kartą tu jau daugmaž jauti, kas tavęs laukia, kokia atmosfera, tu žinai, kad ten susirinks tik pozityvus nuostabūs žmonės, su kuriais tu gali per pertrauką su kiekvienu pabendrauti, pasiklausti, pasidalinti kažkuom, tai vėlgi tu renki savo patirtį ir tai tave augina. Nu, man tai be galo patinka tas bendravimas, kada tu gali, na, iš tikrųjų, galbūt ne visi esam čia Facebook'e, drauguose su tais aukštais lyderiais ar panašiai, neturi to tokio prieimo, ar ne, kad pasikalbėti, pasiklausti kažko. O į konferencijas, į tos renginius, kada suvažiuoji, tai realiai tu vis tiek gali atrasti tas kelias minutės, kad prieiti prie to žmogaus. Paprasčiausiai, jeigu tai seki, tai bent jau padėkoti ir kaip pasidžiaugti tuo, kad kuo tu gali mokytis iš to žmogaus, kiek jisai duoda vertės, ar ne. Pasidalinti tokiais dalykais man tai yra be galo vertinga. Na ir žinoma, visą laiką kiekvienas renginys tai turi savo kažkokių tai staigmenų, savo dovanų, savo tų netikėtumų, malonių, nes kitaip būtų nuobodu, jeigu viską mes žinotume, ne, kas po ko eina ir kas tavęs laukia. Tai iš tikrųjų be galo faina, tai visą laiką būna tos malonios staigmenos ir įvairiausi pristatymai. Tai iš tikrųjų rekomenduoju kiekvienam dalyvauti pagal savo galimybės, maksimaliai dalyvauti tokiuose gyvuose renginiuose, nes tai yra tikrai neįkainojamas dalykas, kiek jūs gaunate ir kiek parsivežate su savimi. Koks dar ten buvo klausimas? Koks produktas tau labiausiai patinka šiandien? Iš tikrųjų, čia pats sunkiausias turbūt jau klausimas yra, nes yra be galo sunku įsirinkti kažką tai vieno. Na, bet iš tikrųjų labai galbūt pasidžiaugsiu tuom, kad man be galo patinka mūsų Hair Love linija. Ir tas šampūnas Aqua bei aliejukas, kaukės, man be galo patinka, žinot, galbūt, kaip sakykime, gal net ir ne pats produktas, kad būtent pats produktas, ar ne, bet man labai patinka efektas, kokį rezultatą man duoda. Aš negaliu kiekvieną kartą atsidžiaugti tuo, kada tu įsiplauni galvą, vėlgi pamaitini tuos plaukus, kada vėl palepini aliejukais. Tai tas paskui plaukų minkštumas, tas švelnumas, blizgesys. Tiesiog pats kaifuoji pats nuo savęs po tokio rezultato. Kaip katinas, ne? Murkintis toksai. Taip. Ir iš tikrųjų galbūt tas pats savęs per veidrodį nematai dar iki tiek, koks tas efektas. Bet žinokit, man užkliuvo, pasižiūrėjau video, kurį filmavo Gintarė ir jinai sėdėjo už mūsų. Ir aš žiūriu į tą video ir žiūriu, taigi aš čia priekį sėdžiu. Ir žinokit, aš žiūriu, kokie plaukai mano gražus. Kaip jie blizga, man taip nesimato, galvoju, per veidrodį. Aš jaučiu tik tą minkštumą, švelnumą, tą kvapą, aromatą. Bet kai pasižiūrėjau, blemba, visą laiką kažkaip tai matai aukštumoj tą pačią Margaritą, Ireną, jau jos, kurios ten, nežinau, ambasadorės to Hair Love, tu matai iš tikrųjų, kokie fainus išpuoselėti plaukai. Ir kai pamačiau, žinokit, aš save, žinokit, negalėjau nesižavėti. Galvoju, aš dar labiau pamilstu tuos mūsų produktus, tas linijas. Mano jau nuo kada, gal nuo pernai, kada aš sakiau, man jau Fontanavy linija, tai viskas, sakau, čia mano numeris 1, mylimiausia ir kuo toliau, tuo labiau papildo tą liniją dar fainesniais ir geresniais produktais, kuriuo aš taip laukiu. Bet jau kaip pristatė dar visą šitą liniją, visą šitą procesą, spa su mūsų linija, šitą Fontanavy. Tai žinokit, iš vis aš lydausi nuo tų produktų, aš neįsivaizduoju, kaip galima iš vis pirkti ką nors kitą. Kada čia,
aš nežinau, čia saldainiukai, čia tiesiog mėgaukis, mylėk save, lepink ir džiaukis visu tuo. Čia kiekvieną dieną tu atrandi vis kažką tai naujo, su kiekvienu pristatymu tu atrandi vėl kažkokius favoritus savo, vėl kažkokius mylimukus, kuriuos tu dar net nepanaudojęs, tu jau įsimyli tą produktą. Tai kaip galima atlikti kažką kitą, aš neįsivaizduoju. Ir man kai čia vėl tiek naujokai kartais irgi užsimena tokius dalykus, kad sako, nu va, rašau žinutės ir vis, kai nusiunčiu kokią prezentaciją, papasakoju apie mūsų kompaniją ir man sako, parašo, čia labai brangu. Tai žinokit, man jau juokas. Lyginant su kuo? Lyginant su kuo? Žiūrėkit, kavos puodelis, Circle K degalinė, nu, prasme, degalinė kavos puodelis, 3 eurai. Tu išgėriai, viskas, nėra tų 3 eurų. Tai lyginant su kuo? O tu, pavyzdžiui, nusipirkai šitą High Lap aliejuką, kuris tau plaukus gydo, visą odą gydo, nuo slinkimo, nuo pleiskanų. Šitas aliejukas yra toksai, nu kaip pasakyti, aš nežinau, nu jį tu turi turėti, kad turėti neslenkančius gražius, sveikus plaukus. Ir dabar kaip tik yra High Labui nuolaida 20%. Tai tu nusipirki ir tu naudoji ir turi rezultatą dėl savęs, o tu išgėri kavos 3 eurai, nėra jos, ne? Tai va, labai fainai su jumis, panas, kalbėti. Aišku, kalbėsime kiekvieną kartą, nes mes turim kuom pasidalinti, kuom pasidžiaugti, bet bėkime ir pasakykime apie šitas nuostabias akcijas. High Lap plaukų priežiūros priemonėm, Fontanavy odos priežiūros priemonėm, Jutik kvepalams. Ir tada dėkoju Jums už interviu ir pabaigai, Raminta, ką norėtum palinkėti visiems žiūrovams ir sau pačiai? Noriu palinkėti, kad tiesiog negailėkim savo pačių geriausių produktų. Aš labai atsiprašau, mano katė irgi labai nori į laivą. Tai irgi jinai nori gerų produktų, nori, kad kailis žvilgėtų. Tai taip, nu, aš dabar irgi pati žiūriu ir galvoju, Dieve, kaip blizga tie plaukai, aš vakar tą kaukę palaikiau regeneruojančią, nu ir va prašau. Nes labai sausi pas mane iš tikrųjų plaukai yra. Tai tiesiog linkiu, negailėkim savo, naudokim pačią geriausią produkciją, kurią mes turim ir esam vertos jos, tikrai esam vertos. Tai pakelsim savo nuotaiką, pakelsim nuotaiką aplinkiniam, nes tikrai pastebi aplinkiniai mūsų pokyčius. Tai, kad mūsų akis dega, tai, kad mūsų plaukai žvilga, tai, kad mes energijos turim daugiau. Tai tiesiog negailėkim savo ir negailėkim tų gerų patarimų kitiem. Tai va, ir tikrai labai bus mielas gyvenimas. Tai va. Tai ačiū už Jūsų gražias šypsenas, ačiū už Jūsų interviu. Siunčiu bučkį oro į Vilnių, į Daugus ir bėgam darbuotis. Tai ką, iki susimatymo rytoj 10 val. Live, ne rytoj, ne šeštadienį, o šiandien 15 val. Zoom'e. Ir šiandien į Zoom'ą junkitės visi, kas nori išgirsti, kaip čia pradėti ir nuo kokių produktų pradėti mūsų tą nuostabią veiklą. Tai vad Zoom'o tema yra tokia, kvieskite į Zoom'ą žmonės, kas norite nuorodos, atsiųsim, kad ir nesat registruoti, bet jeigu norite registruotis į šitų šaunių moterų komandą, nuorodą rasite apačioje. Tai ką, sėkmės, bėgam darbuotis. Ate.